kaip vertinate dabartinę jaunimo politikos situaciją? Aš manau, kad yra pakankamai sudėtinga situacija, nes turime eilę labai rimtų problemų ir įsišaknijusių problemų. Tai visų pirma yra didelė patyčių kultūra ir tas yra tiek darželį, tiek mokykloje, tiek neformaliai jaunimui bendraujant. Čia yra labai didelė problema, kurią reikia spręsti ir man atrodo, kad tam valios tiek nacionaliniam, tiek savivaldos lygmenį labai trūksta. Ir gal netrūksta ir pačio supratimo. Ir galbūt ignoruoja tokius dalykus, kol neatsiranda kažkokie dideli rezonansiniai įvykiai. Tai tikiuosi, kad šita problema bus sprendžiama. Antra problema, mano supratimu, yra žemas jaunimo pilietiškumo lygis. Jaunimas nedalyvauja rinkimuose. Jeigu žiūrėtume paskutinius Seimo rinkimus, tai buvo apie 20%. Paskutinius savivaldos, paskutinius prezidento ar parlamento rinkimus buvo gal apie 30%. Negalima užsimerkti ir didelė emigracijos problema. Tai daug jaunimo išvažiuoja ir aš pats po mokyklos išvažiavau iš Lietuvos. Gyvenau 4 metus Australijoje, gyvenau 4 metus Anglijoje, bet tik vėliau sugrįžau čia. Priežastis, kodėl išvažiavau, buvo ne ta, jog trūksta gražių gatvių Vilniuje, ar trūksta parkų, ar trūksta stadionų, bet trūksta galimybių, trūksta realių, normalių darbo vietų. Valstybės ir savivaldybės interesas būtų, kad tie jaunuoliai, kurie išvažiuoja, kad jie sugrįžtų, o tie, kurie negali išvažiuoti, bet gabūs ir tikrai norėtų ir galėtų, jiems paskatinti išvažiuoti ir paskatinti sugrįžti. Ir tam, mano supratimu, galima pritaikyti labai paprastą programą, kuri yra daugelį užsienio šalių pritaikyti. Tai yra valstybės stipendija. Ir valstybės stipendija neveiktų tokiu principu. Jeigu jaunuolis stoja į Oksfordą, savivaldybė, tarkim, Vilniaus savivaldybė jam finansuoja mokslus ir pragyvenimą, ir tai yra maždaug apie 100 000 litų per metus. Ir po 3 metų, kas jei šitą išlaikyti jaunuolį valstybėje kainuoja 300 000 litų, bet jisai grįžta ir įsipareigoja 3, arba priklausomai nuo, sakykime, ar ten magistrą baigia, tai galbūt 3 metus, jeigu bakalaurą, galbūt 5 metus, įsipareigoja dirbti savivaldybėje. Ir už tai savivaldybė, aišku, jam moka pinigus, kaip ir kiekvienam tarnautui, bet už tai savivaldybė nubraukia jam visą skolą, kurią jisai susikrovė gyvendamas užsienyje, nes savivaldybė užmokėjo už mokslus, ir išlaikė, kaip sakyti, sudarė jiems sąlygas gyventi. Ir tokiu būdu savivaldybė pritrauktų super išsilavinimą, aukščiausią pasaulyje išsilavinimą turinti, gabų, aktyvų, nevėjingą jaunimą atgal namo. Ir tai nekainuotų labai daug. Ir įsivaizduokite, po 5 metų savivaldybė investavusi, milijoną ar 2 milijonus litų, turėtų 20 jaunuolių baigusių Kembridžą, Oksfordą, New York universitetus, Vilniaus savivaldybė. Tai iš esmės pakeistų visą požiūrį. Kokios realios to galimybės, nes vis tiek yra labai didelės investicijos į tai? Vilniaus savivaldybės biudžetas yra daugiau kaip milijardas litų, 1,4 milijardo berods. Tai jūs įsivaizduokite, 1 milijonas litų per metus, tai yra nieko. Mes išleidžiame oro linijoms finansuoti 30 milijonų litų per metus. O čia mes išleisime 1 milijoną litų ir sudėtume tuos pinigus ne į kurą, ne į plytas, ne į kelią, o į švietimą. Pabrėžėt užsienio universitetų svarbą. Kaip tada yra su Lietuvos universitetu? Tada gaunasi, kad Lietuvoje likę jaunuoliai, pasak jūs, yra nuvertinami. Reikia labai realistiškai žiūrėti. Be jokios abejonės Vilniaus universitetas, koks geras jisai bebūtų, jis yra tikrai prastesnis už Oksfordo universitetą. Reikia, kaip sakyti, išlipti iš dėžės, kaip sako, pajausti kavos kvapą ir prabusti. Tai yra iš tikrųjų Vilniaus universitetas, Kauno universitetas. Lietuvos universitetai yra ženkliai prastesni, tai yra Anglijos, Amerikos, Australijos, Prancūzijos universitetai. Bet kita vertus, mes tikrai turime suprasti, kad universitetas tai nėra viskas gyvenime žmogaus vystymėsi. Ir aš žinau puikių jaunuolių, puikių verslininkų, kurie net nebaigė universitetų ir sukūrė nuostabius verslus. Mano palinkėjimas yra jaunimo organizacijom būti aktyvesnėm, mažiau kreipti dėmesio į biurokratinės procedūras ir jeigu ten reikia pildyti paraiškas, tai suplėšyti tas paraiškas ir jų nepildyti, o užsiimti tiesiog aktyvesnė veikla, burtis, bendrauti, kalbėtis. Ir tam tikrai nereikia ofisų, nereikia didelių biurų, užtenka socialinių tinklų. Ir tą parodė tiek įvairios užsienio iniciatyvos, tą parodo ir Lietuvoje įvairios gražios iniciatyvos, jog tą galima padaryti. Mano pažadas labai yra paprastas. Aš pats dar esu jaunuolis, aš kandidatuoju
į Vilniaus merus ir esu pats jauniausias kandidatas. Man yra 33 metai ir aš dar pats jaučiuosi jaunuolis ir esu atviras jaunimui, suprantu jaunimo problemas. Ir esu atviras iniciatyvom. Aš noriu, kad daugiau tokių kaip aš, nes tokių kaip aš yra begalės, šimtai tūkstančių. Aš labai noriu, kad žmonės imtųsi iniciatyvos, nebijotų išeiti, muštis, kovoti už jaunimo teisės, už jaunimo laisvės, už jaunimo galimybės. Tai aš pažadu tą daryti, bet žinau, kad vienas visko nepadarysiu, nesugebėsiu. Dėl man reikia, kad išeitų jaunimas, darytų lygiai tą patį. Ir nebijoju, kad yra daug geresnių už mane, yra daug tokių pačių kaip aš. Ir mes visi kartu galime padaryti daug daugiau nei kiekvienas atskirai. Ačiū už pokalbį. Ačiū.